Sveiki, su jumis HD Media LT. Dune HD Solo 4K. Grotuvas, kuris grįžo iš kliento kaip sugedęs. Tai yra grotuva tiesiog klientas atsidarė, prijungė prie savo televizoriaus ir pareiškė, kad grotuvas apart tuo, kad Dune HD logotipo daugiau nieko neberodo. Pats atidarysime dėžutę, kurią gavom iš kliento ir pabandysime pasižiūrėti. Na, aišku, kaip komplektacija yra pusiau, tai yra viskas sumesta, viskas padaryta, taip ir klientas patį grotuvą ir gaus atgal, kokį jisai mums ir pateikė. Grotuvą pabandysim pajungti ir pažiūrėsim, ar iš tikrųjų grotuvas neveikia, kaip ir klientas sako. Tai patikrinsim, aišku, iš karto polarizaciją. Taip, viskas tvarkoj. Gerai, grotuvą jungiam iš karto prie monitoriaus ir iš karto žiūrėsim, ar jis iš tikrųjų nieko nerodo, nes labai keista, iš principo tai bus pirmasis grotuvas, kuris neveiks, bet tuoj viską patikrinsim, ar jis iš tikro neveikia. Na štai, pasirodo, šitas grotuvas nėra sugedęs. Žinot, kur buvo problema šito grotuvo? Problema šito grotuvo buvo tame, kad jisai buvo nustatytas į 4K raišką. O kliento televizorius neturi 4K raiškos, taip kad jisai kuo puikiausiai veikia. Šitas grotuvas buvo pajungtas prie 4K televizoriaus per HDMI, viskas yra rodoma, viskas yra veikia. Buvo tiesiog nustatyta 4K raiška. Nustačius 4K raišką, automatiškai grotuvas, kuris yra jungiamas prie Full HD monitoriaus, jisai nieko nerodo, tiesiog prapuola signalas. Kaip matot, visiškai šitas pats grotuvas, absoliučiai tas pats grotuvas, dabar mes jį tiesiog pajungiam vėl atgal prie mano monitoriaus. Ir tiesiog va šitoj vietoj, aš jums parodysiu, va šitoj vietoj buvo nustatyta ne 1080p raiška, o raiška 4K raiška. Ir to pasekoje grotuvas nerodė nieko. Todėl, iš esmės, ką mes galim pasakyti, nors buvo sakoma, kad sugedo pirmasis Dune HD grotuvas, nėvelio niekas nesugedo, viskas veikia. Man iš karto įtarimas kilo tuo, kad pirmasis ekranas kaip ir užsikrovė, o antrojo ekrano mes kaip ir toliau nieko nevyko. Buvo įtarimas, kad yra kažkas ne taip. Kažkas ne taip ir buvo tuo, kad tiesiog mes eilinį kartą susidurėm su tokiais klientais, kurie meluoja. Tai yra atvirų tekstų yra sakoma, kad grotuvas neveikia, aš atidariau, aš jį pajungiau prie televizoriaus ir jis neveikia. Bet grotuvas buvo pajungtas prie televizoriaus. Buvo atlikti tam tikri nustatymai. Buvo turbūt nustatymai nutaikyti būtent iš Full HD į 4K raišką. Tada grotuvas nieko neberodė. Tada automatiškai žmogus nebežinojo, ką daryti ir buvo pasakyta, kad šitas grotuvas yra neveikiantis. Na ką, už šitą taisymą teks susimokėti. Tai yra už kurjerio iškvietimą, už taisymą grinai grotuvos. Kokį taisymą? Tai yra netaisymas, tai yra grinai žmogus pats savo bėdų prisidarė ir kadangi yra, kaip pasakyti, meluojama. Jeigu mums meluojama, tai taip viskas ir vyks dabar tuo, kad, čia nereikia daug kalbėti, tiesiog atsiminkit, kad jeigu pas jūs yra monitorius, tai yra ne monitorius, o televizorius Full HD, tai jūs video nenustatinėkite čia, kad pas jūs yra 4K raiška. Automatiškai jūs nustatėt 4K, paspaudėt, kad jums viskas tinka, grotuvas peržiūrė 4K režimą ir kai yra leidžiamas per HDMI 4K režimu į Full HD televizorių, tai jūs nieko ir nematysite. Va dabar tikrai jau ačiū uždėmesį, čia jau paskriptum po viso šito, tai yra, kaip sakoma, taisymas antrą kartą. Konstatuojam faktą, Dune HD Solo grotuvas yra nesugedęs, veikiantis. Šį kartą grotuvas, sugadintas pačio vartotojo. Mes jį atstatėm. Ne tai, kad atstatėm, bet jau
Tiesiog klausykit, jeigu pati sugenda grotuvą, jūs nemeluokit mums. Sakykit, ką jūs iš tikrųjų darėte ir kas atsitiko. Dėkui už dėmesį, sėkmės, iki kito karto.